Saulės spindulių aš einu, kadangi saulutė esu. Sveiki bičiuliai. Na kągi, norėjau pranešti, padaryti tokį anonsą. Kitą savaitgalį, kovo 16 dieną, mano bičiulis vienas organizuoja švaros žygį aplink Platelio ežerą. Tai būtų maždaug apie 40 km žygis, visos dienos iš tikrųjų. Tai būtų smagu, aišku, jeigu atsirastų daugiau palaikančių ir ne tik palaikančių, bet ir dalyvaujančių, sakykime, labiau jau. Kas norėtų išbandyti save, bus ten, aišku, truputėlis ir pelkių. Tai reikėtų turėti, aišku, ir guminius dar batus su savim, o šiaip, sakė, su sportbačiais visą likusią kelią bus galima apeiti, tai neturėtų ir kojų nutrinti, žodžiu, gan patogus, lengvas, gal ir nelengvas, nes apimtis vis tiek tas 40. Žodžiu, nelabai sudėtingas bus tas žygis, tai kas norit pradėti žygiuoti, ar jau kas ir patyręs žygiuotojai, kviečiam, žodžiu, visus prisijungti. Tai kas norėtumėt sudalyvauti, tada parašykite ar į komentarą, ar kažkaip susisiekit, žodžiu, ar per Telegram kanalą. Ir tada aš su jumis gal susisieksiu, jeigu į komentarą parašysit ir, žodžiu, kažkaip tai mes susitarsim, kuriuoj vietoj renkamės ir ką ten reikėtų gal pasimti, ko nepasimti ir panašiai. Tai tiek tada tam kartą ir tikiuosi, kad kuo daugiau iš jūsų prisijungs prie to žygio ir pabendrausim tada žygio metu. Iki.